Pas mane buvo atvejis, dar kai aš dirbau prokuratūroje, ne? Mes nuvažiuojam su dukra, su vyru, į draugų šventę man paskambina policininkai, sako, žiūrėkit, prokurorė, yra pas mus įvykis, turim lavoną. Gerai, sakau, atvažiuokit mane pasiimti. O jūs šventėje? Taip, su tokiu voronoku. Važiuoja, aš įlipu, viskas gerai, aš kaip visada su kablais, basutės ant kablų, atsistoju ant tokio kalno ir sakau, kur tas lavonas, va ten, sako, apačioj, pasikorėsiu, vasara karšta, aš paeiti, slydau, mano taip kulnai paslydo, aš taip slysdama stvėriausi už pileko, kas man prieš akis ir į glėbį su tuo savaitės papuvusių lavoniukų, galva atsikabino, o aš taip ir nuvažiavau nuo kalniukų su juo. Jūs žemyn atsigulėt, aš va taip, su tuo lavonu, kadangi aš grėbiausi už bileko ir nusistvėriau. Tai čia toks yra gyvenimas.